Sveiki visi, šiandien filmuoju Minecraft, kaip pasidaryti tolimo šūvio TNT patranką. Buvau žiūrėjęs YouTube'yje, šitos patrankos nėra, todėl nusprendžiau parodyti, kaip ją pasigaminti. Jo. Pradžioje mums reiks padėti 5 ilgio blokais. O štai taip. Čia mygtukas. Paskui pradėti daryti taip. Tik žiūrėkite, kad vandens užtektų ir kad nusieitų vandoje iki pat tos apačios. Patarčiau šitą daryti 4 blokų, nes tai tiesiog geriausiai veikia. Šitą patranką gali tiesiog kaip ateis sprogti, bet tai yra neretas dalykas, todėl jums reiks čia vėl sudėti redstone. Jo. Tai čia padėsiu taip, kad nesusifeilinčiau. Šitą patranką veikia belenkokių versijų, bet nieko. Matote mano dainą, todėl galiu pradėti užtaisyti ją. Užtat šitą patranką reiks labai greitai nuo vienos vietos šokti iki kitos. Matote, apie ką kalbėjau. Štai. O dabar parodysiu, kad tokia dalyko neatsitiktų. Tai padėsime, pavyzdžiui, čia. Taip. Viską taip pat padarysiu patranką. Ir čia kart mažesnė. Čia nesvarbu, tiesiog, kad greičiau padaryčiau štokia. Ir tokie didelės nedalykė, nes matys, ką tik buvo. Čia ir tokia dalyka dar pirmą kartą to pačio įsitaškyto. Turbūt nespėjau dabėgti. Va. Kad toks dalykas neatsitiktų. Turim čia padėti taip blokus vandens. Užtaisyti patranką. Čia viską tos redstone sudėti. Na ir pažiūrėsim, ar mano apskaičiavimai tai padės. Na. Ir va. Ačiūgi netolimo šūvio patranka. Dabar padarysiu taip pat viską su paprasta patranka. Na ir kuri patranka toliau nušovė. Aišku, šita. Po video sustatymo grįšiu su padaryta savo patrankos egzemplu, kuri šaus taip greitai, kad bus baim. Taigi padarau tą patranką. Čia bus tokia pat patranka, tik sudėjau kaip čia 2 šūvių bus. Ir va.
Blemba, dėl kimų pinti. Wow, palagina. Ir mano patranka išsitaškė. Man reikia dar padirbti. Tiesiog ta patranka bus kaip ant paprasto pilies puolimo ir pavyzdžiui, nes matote, būtent toli kažkur nuskrido ir nenusileido. Tai jo. Gal pernelik daug jėgos buvo. Gal dėl to. Nežinau. Tai šitam video bus pakaks. Čia buvo aš, Trolaunas LTU. Ir pasimatysime kitame video. Viso.